Šiuolaikinis Bobas Kempiniukas yra toks nepakeliamas, kad jei klasikinis Bobas Kempiniukas jį sutiktų šiandien, jis pritartų Kalmarui dėl persikraustimo. Ir aš tai sakau neperdėdamas. Tau tai rodysiu seriją po serijos, su tiksliais momentais, kada mylimiausia bikini dugno kempinė tapo savo blogiausia versija. Nes yra didžiulis skirtumas tarp to, kai esi įkyrus ir kai esi žiaurus. O šiuolaikinis Bobas tą ribą peržengė jau seniai. Na, draugai, klasikinėse Kempiniuko Bobas serijose Bobas niekada neturėjo itin kvailos ar išlepintos asmenybės. Sakykime, jis buvo tokioje auksinėme viduriuke. Taip, jis darydavo kvailų dalykų kartu su Patriku, bet stengdavosi apsiginti ir nelikti visiškai pažemintas. Kitaip nei šiuolaikinis Bobas, kuris tik bando apsiginti, bet tuo pačiu blogai elgiasi su kitais. Ir iš tikrųjų turiu daug pavyzdžių, kurie tai įrodo. Vienas iš labiausiai įsiminusių yra su burbuliniu ešeriu serijoje Agurkėliai. Čia burbulinis ešerys apkaltina Bobą, kad šis pamiršo agurkėlius savo krabų mėsainyje. Ir Bobas psichologiškai palūžta, nes mano, kad suklydo vienintelėme dalyke, kuriame yra geras – gaminti krabų mėsainius. Bobui darbas traškiame krabe nebuvo tik prastai apmokamas darbas, tai buvo jo gyvenimo tikslas – drauge. Taigi, kai paaiškėja, kad burbulinis ešerys slėpė agurkėlius po liežuviu, Bobas tikrai supyksta dėl tokios mažos išdaigos, nes jam ne tik melavo, dėl to jis išgyveno visą egzistencinę krizę. Ir čia turime pirmąją, neginčijamą klasikinės kempinės taisyklę. Jis nekentė, kai jam sugadindavo darbą. Toliau. Ar galite man duoti monetą? Kur kalamaras netenka darbo, o Bobas nusprendžia jam padėti, atveria jam savo namus, duoda maisto, juo rūpinasi, rodo kantrybę. Tačiau kalamaras pamažu tampa įžūliu tinginiu ir naudojasi Kempiniuku Bobu. Ir tikrai įvyksta tai, kas man tuo metu nė į galvą neatėjo. Kempiniukas Bobas sprogsta. Jam trūksta kantrybė dėl kalmaro tingumo ir jis pradeda rėkti jam į akis žiaurią tiesą. Kai man reikia atlikti darbą, aš ieškau žmogaus, kuris jau turi darbą, kad padarytų tą darbą. Ir čia pastebime vieną įdomiausių Kempiniuko bruožų. Jis tikrai galėjo būti geras draugas, netgi leisti, kad iš jo pavogtų garį. Bet žinoma, jis turėjo savo ribas. Bobas tiesioginė prasme išmeta Kalmarą į gatvę. Jis susiėmė savo kempinišką kūną ir nustatė ribas. Antroji taisyklė. Bobas nekentė, kai juo pasinaudodavo. Ir jei vis dar kyla abejonių, turime ir seriją, kurioje Patrikas pakviečia savo tariamus tėvus. Bobas sutinka apsimesti kvailiu, tiesiog iš gerumo, kad Patrikas atrodytų gerai prieš savo tėvus. Jis aukojasi, sąmoningai save žemina, o tai daro tik tas, kuris iš tikrųjų myli savo draugą. Tačiau Patrikas, užuot padėkojęs, toliau jį žemina visų akivaizdoje. Ir vienu momentu Bobas sako, gana. Jis sprogsta, apsigina ir čia matome tai, ką šiuolaikinis Bobas visiškai prarado. Jis žinojo, kada pokštas peržengė ribą. Ir tada yra bedugnė. Bobas patenka į begalinę eilę, apsuptas keistų žmonių, kalbančių nesuprantamą kalbą, vietoje, kurios jis nepažįsta ir iš kurios negali išeiti. Ir tai, ką daro šis epizodas, yra labai protinga. Tau parodo, kai Bobas tvardosi, kol galiausiai nebeištveria ir palūžta. Ir tai veikia, nes įtampa iš tiesų kaupėsi. Yra aiški riba, juokelis suveikia, nes ta reakcija yra pelnyta. Šiuolaikinis Bobas net nesivargina to kurti, jis iškart pereina prie chaoso, niekam to nepateisinus. Ir čia turime trečiąją taisyklę. Bobas galėjo būti kantrus, bet jis neturėjo begalinės kantrybės. Taigi, toks buvo Kempiniukas Bobas. Keistas, intensyvus, kartais varantis į neviltį, bet su siela, orumu, tikromis ribomis. Tad neišvengiamas klausimas, kas jam nutiko? Kai perėjome nuo tos kempinės prie to, ką turime šiandien. Nes tai, ką padarė su šiuo personažu, nebuvo tik padaryti jį kvailesniu. Tai buvo kur kas blogiau. Ir aš tau tai parodysiu, serija po serijos. Daugelį šiuolaikinių serijų Bobas nustoja būti maloniu personažu ir pradeda atrodyti kaip blogiausia pabaisa, kokią tik gali sutikti.
Nemačiau nieko, visiškai nieko įsimintino. Turime tik šį geltoną bičiulį, kuris įsiveržė į kažkieno gyvenimą, kelia problemas, ignoruoja visus perspėjimus ir vietoj to, kad sukeltų juoką ar humorą, jis tiesiog sukelia didelį gėdos jausmą, bro. Net Bobo Kempiniuko voverių juokeliai yra juokingesni už tai. Pirmasis liūdnai pagarsėjęs atvejis – įsimylėti krabų mėsainį. Ir taip, Bobas visada buvo keistas. Ši geltona kempinė gali kalbėtis su mėsainiu ir niekas tuo nesistebi. Problema ne ta, kad jis įsimyli krabų mėsainį. Problema yra ta, kad jo keistas fetišas pradeda paveikti jo darbą, higieną, draugus ir klientus. Nes tai nėra tik Bobas, kuris elgiasi keistai. Tai prieštarauja vienam iš jo pagrindų. Bobas galėjo suklysti, bet jam skaudydavo klysti. Šiuolaikinis Bobas per blogiausius savo epizodus net nepastebi katastrofos. Jis toliau juokiasi, toliau rėkia, o visi aplinkui turi kentėti pasekmes. Ir čia atsiranda kalamaras. Nes, būkime atviri, daugelį metų serialas naudojo kalamarą kaip bokso kriaušę. Tačiau yra milžiniškas skirtumas tarp to, kai kalamaras gauna karmą, nes buvo arogantiškas, ir to, kai kalamaras tiesiog norėjo įkvėpti oro, o visata jį baudžia vien už tai, kad jis egzistuoja. Klasikinėme Bobe dažnai kalamaras kentėdavo, nes buvo nemandagus, pasipūtęs ar savanaudis. Juokelis turėjo struktūrą. Kalamaras manėsi esąs pranašesnis, priimdavo blogą sprendimą ir galiausiai būdavo pažemintas. Kartais tai būdavo žiauru, taip, bet tame buvo logikos. Šiuolaikinėme Bobe dažnai kalamaras nieko blogo nedarė, jis tiesiog norėjo groti savo negražiu klarnetu, miegoti, dirbti be riksmų arba turėti 5 minutes ramybės. Ir Bobas pasirodo taip, lyg turėtų teismo įsakymą sugadinti jam visą dieną. Serijoje Nusileis kaip gali, kalamaras tiesiog nori išeiti atostogų. Visiškai normalus dalykas. Jis nuo nieko nebėga, nieko blogo nepadarė, jis tiesiog nori ramiai pailsėti. O Bobas jam to neleidžia. Jis seka jį į oro uostą, į lėktuvą, į kiekvieną įmanomą kampelį. Ir ne todėl, kad kalamaras būtų jo priešas, o todėl, kad matyt šiuolaikiniam Bobui kitų privatumas neegzistuoja. Ir labiausiai trikdo tai, kad epizodas tai pateikia kaip kažką mielo, lyg persekioti kažką būtų draugystės ženklas. Tačiau epizodas, dėl kurio visiškai imu nekęsti šiuolaikinio Bobo, yra plaukiojimo draugai. Kalmaris taip trokšta atsikratyti kempiniuko, kad bando jį išjungti, jog šis paliktų jį ramybėje. Ir net tai neveikia, nes Bobas visada sugrįžta kaip tarakonas. Vėliau Kalmaris praranda savo vairuotojo pažymėjimą ir atsiduria vairavimo mokykloje kartu su Bobu. Ir ten epizodas virsta visišku pragaru. Bobas jį taip smaugia, kad galiausiai Kalmaris lieka sugipsuotas. Čia jau norisi pasakyti, kad Bobui Kempiniui laikas į pensiją. Ir taip, kažkas galėtų pasakyti, bet Bobas visada erzino Kalmarį. Žinoma, bet esmė yra tonas. Anksčiau Bobas buvo įkyrus, nes iki galo nesuprato socialinių ženklų. Dabar serija žino, kad Kalmaris kenčia ir vis tiek jį persekioja. Ir tada yra serija Sugrįžta Manta Mantaraja, kurioje Bobas ne tik erzina, bet jau pereina prie žiaurumo lygio. Ir tikrai, kempiniukas Bobas gali būti dramatiškas ir vaikiškas, kaip tik nori. Tačiau jo tikslas visada buvo bandyti įžvelgti gerumą net ir blogiausiose žmonėse. Taigi matyti, kaip Manta Mantaraja nori tiesiog pailsėti ir nedaryti nusikaltimų, o Bobas jam trukdo gyventi, atrodo gana keista, ypač žinant kempiniuką Bobą. Ir klasikinis Bobas taip pat nebuvo tobulas. Jis taip pat buvo įkyrus, intensyvus ir varginantis. Tačiau anksčiau jausdavai, kad po visų tuo chaosu slypi geras žmogus. Kempiniukas, kuris tikrai galėjo būti tavo draugas ir netgi galėjo sukurti dainą kartu su didžiausiu pono krabo priešu. Šiuolaikinis Bobas tuo tarpu kartais atrodo kaip geltonas paveikslas, be jokio juoko. Nes Bobas netapo daugelio vaikystės geriausių prisiminimų vien tik todėl, kad buvo įkyrus. Ne, jis buvo gana juokingas, turėjo savo asmenybę, o jo juokeliai, nors ir absurdiški, iš tikrųjų priversdavo juoktis. Todėl klasikinis Bobas nekęstų šiuolaikinio Bobo. Ne todėl, kad jis naujas, jis jo nekęstų, nes šiuolaikinis Bobas blogiausiais momentais tapo būtent tuo, ko jis negalėjo pakęsti.
Kažkas, kas neklauso, neturi ribų. Ir atrodo, kad atėmė vietą iš Patriko. Nes kempiniukas Bobas netapo nemalonę kempinę per vieną dieną. Pamažu serialas pradėjo painioti nekaltumą su kvailumu, energiją su įkyrumu, o švelnumą su tuo, kad jis tapo visiškai erzinantis ir nepakeliamas. Klasikinis Bobas buvo intensyvi kempinė su mėnesio darbuotojo siela. Šiuolaikinis Bobas blogiausiomis dienomis atrodo kaip geltonas pavojaus signalas, kurio niekas negali išjungti. Taigi, jei abi versijos susitiktų, klasikinis Bobas iš pradžių bandytų būti mandagus, nusišypsotų ir pasiūlytų jam krabų mėsainį. Tačiau po 5 minučių, kai šiuolaikinis Bobas jau būtų užėmęs jo virtuvę, išgąsdinęs klientus, persekiojęs Kalmarą ir pavertęs mėsainį savo būsimą žmoną, klasikinis Bobas padarytų būtent tai, ką visada darydavo, kai kas nors peržengdavo jo ribas. Jis pasakytų jam tiesą ir išmestų jį į gatvę. Štai ir turite. Klasikinis kempiniukas Bobas turėjo ribas, turėjo orumą ir svarbiausia, gerbė aplinkinius. Šiuolaikinis viso to neteko. Jis tapo būtent tuo, kuo klasikinis kempiniukas Bobas niekada nebūtų norėjęs tapti. Taigi taip, draugai, klasikinis kempiniukas Bobas neištvertų nė 2 sekundžių su šiuolaikiniu po visko, ką šiandien matėme. Parašykite komentaruose, kuris kempiniukas jums labiau patinka – klasikinis ar šiuolaikinis? Ir jei žinai kokią nors seriją, kurioje šiuolaikinis kempiniukas Bobas buvo dar blogesnis nei tai, ką paminėjau, parašyk ją žemiau, nes noriu ją pamatyti. Susitiksime kitame vaizdo įraše.